Šią savaitę Seimas sprendė, ar grąžinti pensijas į 2009 metų lygį. Parlamentarų sprendimu nutirtos pensijos nuo kitų metų grąžintos nebus. Nors dar 2009 metų pabaigoje Seimas nusprendė, kad dėl krizės sumažintos pensijos ir kitos socialinės išmokos bus mokamos iki 2011 pabaigos. Tačiau šiemet Seimo biudžeto ir finansų komitetas konstatavo, kad sumažintas pensijas nuo kitų metų grąžinti į 2009 metų lygį nėra finansinių galimybių. Aš manau, kad vyriausybė elgėsi labai neišmintingai. Pirmiausia, jinai nesivadovauja Konstitucinio teismo priimtų sprendimų ir manau, kad politikai dar kartą vis dėlto bandys kreiptis į Konstitucinį teismą, kad būtų išaiškinta, kaip vyriausybė turėjo elgtis baigiantis šiems metams. Nes Konstitucinio teismo sprendime yra pasakyta, kad pasibaigus ekonominiai kriziai ir pradedant kitus biudžetinius metus, turi būtinai būti priimtas įstatymas, kaip bus kompensuojamos sumažintos pensijos ir taip pat socialinės išmokos. Šito darbo vyriausybė netliko. Po to aš manau, kad jie elgėsi neišmintingai dėl to, kad prekių ir paslaugų kainos didėja, o pensininkų pensijos nedidėja. Tai reiškia, kad žmonėms pragyvent ateinančiais metais, kurie gyvena tik iš pensijų, bus daug sudėtingiau. Tai reiškia, nebus skatinamas vidaus vartojimas, nes šitie žmonės pinigus pagrindai išleidžia tik vidaus vartojimui. Tai aš manau, kad toks vyriausybės žingsnis yra amoralus. Vyriausybės skaičiavimais nuo kitų metų vėl padidinus pensijas, biudžeto išlaidos augtų 600 milijonų litų. Pasak socialdemokrato Algirdo Syso, iki šiol opozicijos siūlymai Seime atsimušdavo lyg žirniai į sieną. Balsavimas parodė, kad konservatoriai savo žodžiais ir darbais daro visiškai skirtingus dalykus, nes bent jau socialdemokratų frakcijos nariai ir frakcija bandė įgyvendinti tai, kas yra parašyta Konstituciniam teisme ir vadovaujantis sveikąją logiką. Nes konservatoriai nieko naujo nepasiūlė, paprasčiausiai teikė tos pačius argumentus ir tos pačius dydžius kitiems metams, nors Konstitucinis teismas iš Seimo reikalauja, kad kiekvienais metais, atsižvelgiant į ekonominę situaciją, į padėtį, būtų iš naujo priimamas sprendimas dėl pensijų apribojimo, darbo užmokesčio apribojimo. Jo labiau, kad pirminiam savo nutarime Konstitucinis teismas pasisakė, kad negalima taip mažinti, kaip buvo sumažinta nuo 9 metų sausio 1 dienos. Tai yra nesilaikant proporcingumo principo ir laikantis diskriminacinio principo, kad, pavyzdžiui, dirbantis pensininkas prarado žymiai daugiau pajamų negu nedirbantis pensininkas. Todėl mūsų pasiūlymai buvo tokie, kad pradėti iš naujo šitą procesą, svarstyti, pasižiūrėti, kokios yra galimybės ir priimti sprendimus vadovaujantis pirmiausia Konstitucinio teismo sprendimais. Kalbos apie tai, kad Lietuva neturi 600 milijonų litų yra šiek tiek perdėtos, nes į mėnesį reikėtų, netgi jų skaičiavimais, nedaugiau 50 milijonų litų, bet jeigu būtų peržiūrėta tvarkos, dydžiai, aš manau, reikėtų ženkliai mažiau ir galima buvo šitą problemą spręsti ir duoti viltį žmonėm, kad tikrai kalbos apie tai, kad ekonomika po šiek tiek atsigauna, būtent per pajamų sritį žmonės tą irgi pajustų. Gal nepilnai, bet iš dalies tą galima buvo padaryti. Labai gaila, kad konservatoriai toliau šneka apie meilę žmonėm, o daro visiškai atvirkščiai.